Jie plėšė. Kas jie apiplėšė? Dokumentus ir pinigus ištraukė. Reikia apsimesti Vilniaus arba Alytaus policiją. Jie yra 20 metų, mokosi Alytaus kolegijoje, priklauso Šaulių organizacijai. Aš bijau, kad apsimetinėjimas pareigūnais gali atsakomybės mums pridaryti daug. Tai kas? Radistai. Linkėjimai. Skambinu, Rolka, būsi Alytaus komisariato viršininkas. Viršininkas? Jo, sakyk. Tyrėjas. Gintaras... Aš būsiu padėjęs tau, jeigu ką. Gintaras Tautvilas. Koks jos vardas? Aura. Dėl piniginės ir dokumentų. Klausau. Labas vakaras, panelė Aurelija. Labas vakaras. Čia skambina jums Gintaras Tautvilas. Žinau, turiu pareiškimą dėl prarastos piniginės jūsų, ar ne? Taip. Kaip aš suprantu, niekas jums dar kol kas iki šiol nepaskambino dėl to atsiradimo. Paskambino. Aha, ir kas buvo, sakykit man išsamiau? Tai man rytoj žada ją atvežti į Alytų. Ar paprašė išpirkos už tai? Ne, nieko. Nieko, tiesiog, ar ne, va taip va? Taip. Paskambino, kad rado mano dokumentus ir man ją atveš. Labai gerai, sakykit. Atsiprašau. Palauk. Sakykit, siūlymas susitikti buvo, tikiuosi, normalioj vietoje kažkur, tai, nieko pavojingo. Taip, viešame stadione, čia Alytuje. Aha. Bet aš tai siūlyčiau visgi, kad jūs, kaip sakant, raportuotumėte po pasiėmimo, gerai, ir jeigu jums nesunku, tai aš žinau, kad visgi pasimkit kažkokią... Atsiprašau, komisarė. Kas tau yra? Aš tiesiog noriu pasakyti, kad aš kaip suprantu iš šito pokalbio su ta mergina, aš suprantu, kad jai buvo paskambinta, kad atsirado piniginė. Taip. To negalėjo įvykti, ponas. Kodėl? To negalėjo įvykti, nes mūsų darbuotojai tyria ir dar nėra rasta piniginė. Tai yra kažkokia, tai nesuprantu, gal apgaulė ar kažką. Atleiskite, kad aš kišuosi į ne savo reikalus, bet tai yra... Ne, maladės. Viso, dabar tylėk. Žiūrėkit, kažkodėl mano asistentas man praneša, kad piniginė dar visgi iš tikrųjų nėra rasta. Ir gali būti, pagal jūsų telefonų pasiklausimą, nustatyta, kad čia dar vienas tiesiog aferizmo aktas yra. O kur jūsų piniginė dingo ir kokiais būdais dar kartelį norėčiau užsamiau? Mano piniginė buvo ištraukta man, kaip aš buvau Vilniuje, purpuriniam vakare prie Baltojo tilto šventė. Aha, bet tai dabar aš nelabai suprantu, kaip čia dabar jums atveš net iki Alytaus tą piniginę, ar ne? Sakė taip, kad jam varžybos vyks, nes man paskambino į kolegiją. Kolegija mane susirado, dėl kad piniginėje buvo mano studento pažymėjimas. Bet su studentos pažymėjimas dažniausiai būna be telefono, ar ne? Bet, nežinau, bet ten, paskambino į mano fakultetą, nes buvo kolegija ir mano fakultetas. Ir sako, mes rado, tai nesako, ir paskambinom, nes kadangi ten aš atlieku praktiką, tai buvo pasakyta taip, kad aš radau dokumentus jūsų studentės. Teisingai. Tada buvo paklausta, kad, sakykit pavardę, tada pasakė, kad... Komisarė, aš labai atsiprašau. Palauk, žiūrėjau, man žmogus pasakoja. Kas yra? Aš tiesiog, galima man į tualetą? Prašau. Į tualetą. Aš telefonu kalbu. Davai tokių šūdų, daugiau neprašinėk. Pradėskim. Paskambino į kolegiją ir kolegija, kaip aš suprantu, pasakė jūsų telefono numerį, ar ne? Ne, man asmeniškai ne, bet jis paliko mano fakultete duomenis, jis viską papasako, ką jis rado ir paliko savo duomenis, paliko savo numerį, paliko vardą ir sakė, kad aš su juo susisiekčiau. Kadangi jis atvažiuos į Alytų atveš. Tai tada aš paskambinau ir jis sakė, tai rytoj ten apie 6:30. Ar jums nekvepia tai kažkokia tai klasta? Iš tikrųjų ištraukti piniginę iš rankinukų ir vėliau norėti jį sugrąžinti, kažkaip tai man labai įtartinai skamba. Komisarė, atsiprašau, dar... Aurelija, kaip jums tai skamba? Komisarė, atsiprašau, dar vienas... Pamižai jau? Komisarė, aš... Kas yra? Jums skambina. Ko čia mykčiai? Jums skambina. Sekundėlę, aš turiu prie kitą telefoną prieiti, gerai? Čia ta jūsų, popietinė draugė, Sandra. Ką man pasakyti? Pasakyk, kad atvažiuosiu pas ją po darbą. Pasakyk, kad žmona mano išvažiavus dabar yra. Sakyk, negaliu kalbėti, aš dabar dirbu. Sandra, atleisk, dabar... Eik, toliau nueik kur nors. Aurelija, sakykit, prašau, tai ar mes galime kažkaip tai, visgi aš norėčiau, kad mes tą jaunikaitį suimtumėm ir ištirtumėm bylą iki galo iš tikrųjų. Jeigu turim pareiškimą, jūs jo vis tiek neatsiminėsit, aš kaip suprantu, ar ne? Pareiškimo nebuvo. Turiu omeny, mes užregistravom tai kaip įvykį.
tik tas, kad įvykis buvo registruotas, bet... Nes esmė tokia, mums bylą vis tiek kažkaip tai reikia uždaryti, o norėčiau išsiaiškinti ir pakalbinti jaunuolį, iš kur pas jie atsirado ta piniginė, nes man asmeniškai yra smalsu ir aš norėčiau vagis sodinti. Tai... Bet tai neaišku, ar jis vagis. Ne, bet tam yra mūsų darbas, kad mes išsiaiškintumėm. Komisarė, atsiprašau dar. Ar aš blogai supratau ir jūs nenorite su mumis bendradarbiauti? Komisarė, aš labai atsiprašau dar. Aš to kaip to atsiprašysiu per snukį, tu... Kaip sakote, Aurelija? Tai kad gal nelabai jau verta čia. Aš labai dar vieną. Jūs nenorit su mumis bendradarbiauti, ne? Komisarė, atsiprašau. Komisarė, Sandra sakė, kad jie atvažiuoja čia. Labai pikta buvo. Jo, tavai. Ką reiškia atvažiuoja čia? Aš nežinau, jį rėkia ant manęs baisiai ir dabar... Kekščias. Paskambink ir pasakyk, kad aš atvažiuosiu. Kur nevažiuoja? Aš jį skambinau dar kartą, sakė, numetė ragelį, labai buvo susirūpinus. Dar kartą paskambink. Ne, išjungtas dabar telefonas. Aš nežinau, ką daryti. Aš einu į lauką. Eim kalbėk. Su kuo? Ačiū tą. Čia Aurelija, pakalbėk davai. Labas, Aurelija. Atsiprašau, komisaras šiek tiek turi šeimininių reikalų. Dabar taip, dėl tos piniginės. Taip. Tiesiog aš prisidedu prie šio tyrimo ir kol kas nėra atrasta ta piniginė, bet aš tiesiog norėčiau nuraminti tave ir, kaip čia pasakyti, kad tu geriau jaustumės, gal galėtume susitikti ir tu man daugiau papasakotum, kur ta piniginė buvo ir kaip jie atrodė, gal mes tada greičiau rastumėm ją. O arba taip, kad aš nueisiu ten ir kaip man ten seksis, tada aš galiu pranešti. Aš galėčiau net atvažiuoti keliu taus pas tave ir mes galėtumėm susitikti, tarkim, kavos podelių ir pašnekėti daugiau. Tūra tu! Eik iš jų! Atsiprašau. Reikia griauni. Komisaras grįžo. Paskutinė tu valkatas! Ko čia atvažiavai dabar? Sekundę. Ko tu čia? Namuose vietas maža, ką tau babsiu? Pašert pinigais tave gal? Komisarė, ką tau? Gėlių. Komisarė. Gėlių tegul tavo špundikai gėlių tau perka. Atsiprašau. Pašla, tu žinai kur. Komisarė, atsiprašau. Atsiprašau. Kas? Atsiprašau. Kas atsiprašau, ką tu jau padarei? Aš tiesiog kitam laido gale. Taip. Kitam laido gale žmogus. Ką žmogus, duok čia. Alio, Aurelija, rytoj šituo pat numeriu aš laukiu skambučio. Zip FM. Labas, Aurelija, tave trukdo radijos stotis Zip FM iš Vilniaus. Labas, Aurelija, radistai su Taip tavim. ir galvojau. Jo, aš taip Kalakutas irgi galvojo ir jam. Sriubai krito. Taip, nes labai jau įtartinas balsas šalia to viso. Labai įtartinas viskas buvo. Simonas užregistravo tave ir susakė visą informaciją, tai Kas tikimės... tau užregistravo? Simonas, Ar nežinau. turi tokį draugą? Ne. Eik tu. Bet viską jisai surašė, Tai labai gerai. Čia gal tas pats, kuris rado tavo piniginę. Nežinau, bet džiaugiamės, kad tavo piniginė atsirado, kaip supratome, ir viskas yra gerai, ar ne? Tai darbo rytoj bus aišku, ar gerai, ar ne. Supratau. Tai linkime, kad būtų ta piniginė. Ok? Gerai. Iki. Linkėjimai. Iki. Kur Sandra?